pirmą kartą savo youtuberio karjeroj parašiau tekstą filmukui per vieną prisėdimą. Kaip ėjusi, taip ir parašiau. Negrįžau sakiniu ir netaisiau jokio žodžio, tai gaunasi, kad čia reiškia tikriausias tekstas tą akimirką, koks galėjo būti. Kas išėjo, reiškia, nieko nepolišinau, nieko netaisiau. Ir parašiau praeitą realiai naktį. Ir dabar pabandysiu jį kuo tikriau ir perskaityti, be jokių kirpimų, be jokių įrašymų iš naujo. Niekada to nesudaręs ir protingas dalykas būtų tai padaryti. Tai bandysim nekirpti. Turbūt reikės gal ką nors iškirpti, bet gal nereikės. Tikiuosi, kad ir fotikas gerai įrašinėja, nes jis jau pradės striginėti man čia. Neseniai. Ir ką aš dar norėjau dabar pasakyti, tai... Nu jo, tikimės, kad nesreiks, gal kažką iškirpti reikės, bet gal nereikės. Tai va. Tai prieš čia kažkiek mėnesių, o realiai tai prieš kokius 5 mėnesius turbūt šiaip baigėsi mano medicininė kariuomenės, tai jau prieš metus beveik. Bet kai man parašė laišką, tai aš jiem netrašiau, kad baigėsi. Tai jie prieš 5 mėnesius man paskambino kažkur. Tai vat skambino ir aš kaip rezervas turiu būti pastoviai su medicininė apžiūra, kaip automobilis, žodžiu. Ir to dar reikia, kad galėčiau eiti ir būti pašauktas į rezervo mokymus. Ten, tai vat jie mane pašaukė į pakartotinę apžiūrą tam ir aš apsilankiau toje apžiūroje prieš tuos kelis mėnesius ir visas tas reikalas nuo to skambučio iki skambučio iškomplektavimo man paskambino griniai. Ir paskui iki jau tos apžiūros, kur iki to bandymo duoti kraują. Žodžiu, tas visas reikalas mane ten paralyžiavo keliom savaitėm. Nieko negalėjau daryti. Ypač tą savaitę po skambučio iki medicinės apžiūros. Aš dabar, kai grįžtu į tą savaitę, tai ten negalėjau nei miegoti, nei, žodžiu. Tai dabar aš labai netrumpą laiką jau lankau psichoterapiją tokią. Tai ten išleidau daugiau turbūt nei kariuomenė man per visą tarnybą išmokėjo irgi. Ir man kažkas rašė vienam komentarė, kad tegu tik neina Dovydas į terapijas ir negaišta ten daug metų, žodžiu. Nes lankys ir gaiš laiką. Tai bandžiau aš tą patarimą ir galiu tik parašyti atsiliepimą tam patarimui, kad niekur jis manęs nenuvedė. Tas visas neėjimas. Tai galiausiai vis tiek patekau pas kažkokį labai gerą terapeutą. Žiauriai pasisekė, taip pirmų taikymo dantistas nusiuntė dėl grįžimų dantų. Tai, bet čia labai svarbus momentas paminėti, kad realiai ne dėl kariuomenės aš patekau pas psichoterapeutą. Kariuomenė tikrai prisidėjo, bet viskas yra sudėtingiau. Tai dabar kitom akim noriu peržvelgti visą tą savo reportažų seriją, kurią čia apie kariuomenę padariau. Ir pirmiausias dalykas, tai noriu atsiprašyti kariuomenės už tuos visus kandžius pasisakymus, nes tikrai bandžiau kuo kandžiau apie kariuomenę užsiminti. Ir esmė, kad ten ne iš tiesos taip kalbėjau tos visus filmukus, bet iš labai stiprių emocijų. Sakykime, čia kaip dabar jau protingas po terapijos galiu žodžiais, kaip emocijas kalbėti žodžiu. Aš labai pykau ant kariuomenės. Bet tie filmukai nesprendė realaus mano poreikio, kurį norėjau išsakyti. Tai ir aš nežinojau, kaip daryti šitą įrašą dabar. Tarsi norėjau grįžti, bet nežinau, kaip daryti šitą įrašą. Tai jo, bet nuo tos medicinės apžiūros labai norėjau iš naujo peržvelgti visą tą reikalą, nes jo. Ir dabar rašant šitą tekstą, pradėjus, kelias pastraipas ten parašiau turbūt, tai ištryniau, supratau, kad kažkas ne taip. Vėl bandau kažką vaizduot, kažką išpaišyti. Tai išsitraukiau
dienoraštį tada, kurį rašiau kariuomeniai. Ir už kurį esu labai dėkingas, kad jį rašiau, nes, žodžiu, niekada, čia rašau, kad niekada gyvenime nerašiau dienoraščio realiai. Tai vat labai gerai, kad ten rašiau kariuomeniai. Nes tai dabar man leidžia realiai pamatyti savo situaciją per tą tarnybą visą savo. Ir savijautos chronologiją, kaip viskas keitėsi ir kaip aš ten jaučiausi. Ir svarbiausia, ką aš ten pamačiau tam dienoraštį, čia yra vienas dienoraštis, man tokias knygelės išdavė pirmą savaitę gal. Ir mes ten iš pradžių rašėm iš tarnybos visokius užrašus taip toliau, bet galiausiai kuo toliau, tuo daugiau sąsiuvinio perima dienoraščiai. Tiesiog. Ir kuo toliau, tuo mažiau užsirašinė iš... Tai ką, sakykime, reiktų gal užsirašinėti, tai... Žodžiu, tai... Ką aš šitam dienoraštį radau, tai kad kariuomenė nieko man nepadarė. Realiai. Tik išryškino dalykus, su kuriais jau atėjau į kareivinės. Ir aš ten paskui dar užsimenu tekste, kad per kitus dalykus dabar pamatau, per kitas patirtis gyvenimo, kad niekas ten kariuomenė išskirtinio labai neįvyko, tiesiog aš ateinu su tam tikrais dalykais, kurie skirtingai pasirodo tam tikrose aplinkybėse aplinkoje. Tai žodžiu, tiesiu skaitimą. Tai tiesa tokia, kad jei į tarnybą patekčiau dabar, su tuo, ką apie save žinau ir kaip dabar jau galėčiau apginti savo poreikius, ir jo, tai mane arba komisuotų, arba atsisėsčiau į teismą. Ten jau kelis straipsnius skaičiau apie šauktinius, tai aš būčiau 10 kart kietesnis už juos dabar. Koks esu dabar? Tai kai buvau tarnyboje pirmą kartą, galvojau, kad viskas yra gerai, taip kaip aš jaučiuosi, kad gerai yra taip jausti, kaip aš jaučiau ten. Tai pasirodo, kad nėra gerai jausis taip, kaip aš ten jaučiausi, ir tą realiu laiku reiktų vertinti ir atsižvelgti. Tai. Ir aš galvau, kad mes kažkaip išspausim, tai to rezultatas išspaudimo buvo toks, kad jei šiandien man dabar vilktų uniformą, tai aš arba save sudraskyčiau su tą uniformą, arba sudraskyčiau tą, kuris man vilktų tą uniformą. Yra net statoma žala padaryta. Žodžiu, tai jo, tai tai man per pirmą medicininę apžiūrą gydytojas sakė, kad kai aš pasilikau paskutinį salį, ten dar prieš tarnybą, kai jau, tai atnešiau jam papkę, padėjau, ir ten, aš nežinau, kad aš neskaičiau, bet jis pamatė S raidę prie vienos papkės. Ant viršelio, tai sako, savanoris. Tai žinai, kad savanoriam komisijoje pirmenybė, sako. Tai aš dar ten porą prieš save užleidau skubančių. Tai sako, kaip tu save apginsi kareivinėse, kai čia paskutinis likai, tave ten suvalgys. Tai dabar tai ir matau kaip didžiausią dalyką, kuris sukūrė mano pasipiktinimą savo tą visą tarnybą. Tai, kad aš leidau mane kitiems suvalgyti. Tai yra daug kitų dalykų ten tarnyboje, apie kuriuos galima piktintis. Galima bandyti piktintis. Ten taktikų spragos visokios. Maistas, dienotvarkės sąlygos. Bet šitie visi dalykai nelaužo gyvenimų. Bent jau tokiom sąlygom, kaip yra dabar ten kariuomeniai. Tai va. O, žodžiu, yra išsipazurinimo laipsnis jau, kur yra absurdas, tiesiog. Ir jo, dar parašiau. Išsipazurinimo laipsnis, kuris prašo atsigauti per pakaušį. Tai ir savo tarnyboje mačiau porą tokių
atveju. Bet kariuomenės struktūroje labiausiai pasirodo, kiek žmogus yra pajėgus apginti savo ribas, poreikius ir save išreikšti, kiek yra drąsus. Realiai. Niekur kitur taip nepasirodo. Yra, sakykime, darbo aplinkoje, tu gali darbo sudartį nutraukti, visokie kiti dalykai, teisiniai mechanizmai, kurie yra subalansuoti naudos gavėjui ir naudos tiekėjui, gal taip galima išsireikšti žodžiu. Žmogus yra saugus. Kariuomeniai, tu esi niekas, realiai. Prasme, tu esi struktūros detalė, teisinis, nežinau kaip čia dabar kokiais terminais išreikšti, bet esi teisinis mechanizmas, net nelieka žmogaus. Ir aš dabar sakau dėl to, arba teisme būčiau, arba iškomisuotas kokiais nors būtais, bet tai ten labai sudėtinga apginti savo ribas, poreikius, reikia būti labai galingu ir drąsiu, kad save išreikštum. Iš žodžių, aš ten, gražus angliškas žodis yra folded, tai aš suglebau ten prieš visus tuos dalykus. Nieko negalėjau, niekaip savęs apginti. Žodžiu. Tai galvau, jeigu būsiu tobulas ir įtiksiu, viskas man bus gerai. Ir tiesa tokia, kad niekada nebus gerai. Ir kiekvienoje situacijoje reikia matuoti, kiek iš manęs reikia ir kiek aš turiu. Ir tada mano nesveika baimė paslysti ir neįtikti atvedė mane iki emocinio išsekimo 1 mėnesį. Tai aiškiai matosi 4 savaitės įrašuose dienoraščio. Ten pagal sapnus ir pagal aprašytas ašaras. Tai, kad realiai 1 dieną jau ten, atsimenu, verkiau, kai supratau, kas čia bus. Atsimenu, bet ne, įjungiau fight or flight režimą. Tai va, tai dar, kad tave vedintų verktiniu, man atrodo, reikia verkti dėl to, kad tave pašaukė. Aš ieškau apibrėžimo ir tai tarsi vienas ten yra. Bet kažkam reikia oficialų kažkokį padaryti. Tai pagal tai aš tada savęs turbūt neturėčiau laikyti verktiniu, sakykime, ypač dėl to, kad su savanoriu nuėjau. Ir tai va. Bet tokio, koks esu, manęs fronte, manau, tikrai nereikia. Aš parašiau, kad tikrai žinau. Tiesa tokia ir yra, kad tikrai žinau. Čia neparašiau, kad karas man vienas nuostabiausių dalykų dabar. Ta prasme, galėčiau aiškinti, mažai kas supras, ką tai reiškia. Jo, kažkas įdomus, kažkas vyks. Gyvybė nelabai man ko verta. Mano paties, tai bet jo. Tai va. Bet galėčiau tarnauti logistikoje, pavyzdžiui, tikrai, arba taisyti techniką. Ir jeigu būčiau mokėjęs save išreikšti geriau ir save supratęs ir buvęs vientisas, integralus su savim, žodžiu. Tai gal dabar laimingas Rukloje taisyčiau haubicas, nes mane ir kvietė leitenantas mano, kad gal aš noriu jau gražiose dirbtuvėse ten įsidarbint paskui į profesinę tarnybą, bet gavosi, kad dabar po 19 metais tarnavau, dabar 26, tai dabar po tiek metų tenka man kruopščiai operuoti visiškai disfunkciją savo ir ieškoti būdo, kaip galiu funkcionuoti šitam pasauliui. Tai va, tai po visų ankstesnių įrašų turėtų įdomiai skambėti mano pasakymas, kad kariuomenė man nieko nepadarė. Tai taip sakau dėl to, kad per visus savo metus suvedžiau daug panašių patirčių. Čia kur pradžioje minėjau, kad panašių patirčių į tokią, kurią turėjau kariuomeniai. Yra daug bruožų, daug panašių jausmų, emocijų ir mano priimamų sprendimų grinai. Tai jo, pagal įkvėpimus, sprendimus atseku tą visą
dėsningumą ir tada išlenda labai logiška išvada, kad kalčiausia čia turbūt visai ne kariuomenė, bet aš. Nekaltas, bet prasme, tiesos reiktų ieškoti manyje. Ir kol dar nėra bendro paveikslo, iškart po tarnybos, pavyzdžiui, tai sunku gaudytis. Bet kai atsiranda raštai, dėsningumai, tai pradeda viskas šiurpokai aiškėti. Ir nelendant į detalės, esmė tokia, kad aš nežinau, ko aš noriu iš gyvenimo. Šiaip tiksliai žinau, bet neįsivaizduoju, kaip to siekti. Ir labai bijau to siekti ir tada bėgioju tarp dalykų, kuriais bandau arba užsimaršinti. Ten, pavyzdžiui, neseniai pastačiau kraną tokį, kuris gal čia dabar pasimatys. Atspausdintas iš plastiko, visas valdomas pulteliu, su ten vis labai kietais dalykais. Visas žiauriai fainas, mes per kalėdas kilojam traukinukus ir bėgius šitų kranu. Tai va. Kas man dabar iš to krano, aš dabar galėčiau statyti kitas 5 mašinas. Bet tai, nieko neišspręs mano gyvenime. Žodžiu. Ir jo, tai... Manau, tai va. Arba tada savo visus poreikius bandau išpildyti savo kažkaip suktais būdais. Ten, pavyzdžiui, nekalbu tiesiogiai, ko aš noriu. Ir tada sutinku ne tų žmonių, priimu ne tuos sprendimus, prisiimu projektus ir darbelius kokius nors, kokių aš visai nenoriu galbūt daryti, bet čia jau žodžiu. Tai viskas labai suknista, rašiau, bet galiausiai tokio mechanizmo šalutiniai poveikiai, kaip daryti tai, kas niekur neveda. Tai tokio mechanizmo mano šalutiniai poveikiai yra tokie, kad bandau išskaityti kitų poreikius ir tą labai profesionaliai pradėjau daryti be jokių žodžių iš akių, žodžių iš mikro fizinių, grinai kūno kalbos visokios. Ir tada bandau kuo geriau kitų žmonių poreikius ir reikalavimus išpildyti. Tų žmonių niekaip nenuvilti, neįskaudinti ir padaryti kitus laimingais. Ir labai gerai, kai tokiam psichologiniam bardakui atsiranda kitas išpildantis bardakas. Tie du bardakai susijungia ir kitas bardakas, kuriam reikia to nenuvilsiančio, nesirūpinančio savimi ir norinčio padaryti jį laimingu, žodžiu. Taip toliau. Tai tada jie pasibučiuoja, užaugina vaikus traumuotus ir ratas sukasi toliau. Bet man pasisekė, kad neradau su kuo pasibučiuoti ir dabar turiu arba atstatyti save nuo to momento, kai kažkas pakrypo ne tą kryptim, arba tiesiog išgyvent, kiek man dar liko laiko čia ir dingt nuo šito kosminio akmens. Labai man patiko tas išsireiškimas vienos. Nukrypau nuo šauktinio tarnybos dabar. Rašau, tai norėčiau ir toliau krypti, bet filmuko pavadinimas yra apie šauktinį. Tai noriu paliesti šauktinius. Tai aš buvau pilnas savanoris. Daug metų laukiau, kada tarnausiu. Tai net galvau 12 klasės nebaigt, kaip aš norėjau tarnauti greičiau. Tai jau tikriausiai čia galima pamatyti, kad ne viskas gerai man buvo. Tai mano patirtis ir išgyvenimus galima versti realiai man, kad pats prisidirbau, pats į tą kariuomenę nuėjau. Ir čia to neparašiau, šitą vietą sustojau, ko aš ten iš vis į tą kariuomenę ėjau. Tai atrodo, norėjau ir apie tą įrašą, apie tai daryti įrašą, bet su kažkodėl neparašiau to. Tai, o ko aš ten tikėjausi iš tos kariuomenės, tai aš net buvau užrašęs keliose vietose kažkur tai, kad aš nepašaudyti ten einu ir man technikos nereikėjo matyti ir būtų faina oro pajėgų baziai, patarnat būčiau sąjungininkų naikintuvus pamatęs, bet karybos man nereikėjo
tokios kaip uniformos. Man reikėjo kompanijos vyriškos. Labai graži ta reklama, padarys jūs vyrais kariuomenė. Nu, vat aš patikėjau, debilas. Tai buvo vienintelis mano lūkestis, kad bus vyrų kompanija. Nichuja ten ne vyrų kompanija. Ten yra vyrų ir aš dar užsiminsiu kelis momentus čia. Bet ten tiesiog pasaulis toks pats kaip ir čia, kaip visur, kaip mieste, kaip mokyklose, darbuose, taip toliau. Ten nėra kažkas stebuklingo, tipo, kur tau išoperuos visas psichologinius deficitus ir taip toliau. Tai mano lūkestis nuo pat pradžių buvo netinkamas. Ir aš suklydau, realiai. Ir gal būčiau, jeigu ten mediciniai nuoširdžiau kalbės, tai galbūt būtų ir nepaima manęs, bet kai savanoriai jau, tai ten visus paima realiai. Nu, žodžiu. Tai, bet dabar grįžtu prie teksto, tai į kariuomenę šaukia ir priverstinai. Tai aš dabar vasarą tuo savo netrašymų į laišką bandžiau vengti rezervų. Tai pamačiau kokia nepajudinama yra kariuomenės struktūra. Aš kalbėjau su prievolė, buvau susitikęs, net, tai prasme, jungęs visišką agresiją, kurios aš gyvenime nesu matęs iki paskutinių metų kelių, tai yra atsišaudimui pilna dalykų, teisinių, ir kur net supranti, kad nekalbi su žmogumo, kalbi su nepajudinama struktūra, kur yra algoritmai, kur nėra vietos pokalbiui ir pasikalbėjimui ir aiškinimuisi. Yra teisiniai mechanizmai, prieš kuriuos tu, kaip paprastas žmogus, esi bejėgis. Tai čia parašiau, kad ne visos komisijos būna tokios fainos, kaip aš buvau paskui pakartotiniai. Pirma komisija irgi buvo faina ir aš net labai apsidžiaugiau, kokia tvarka ten yra. Ir dabar pakartotiniai apžiūroj. Tai aš čia parašiau, kad įsimylėjau psichologijas iš karties pamatęs. Labai prie jų saugu buvo, jos labai fainiai bendravo. Tai va. Bet net ir geriausia psichologija gali neįvertinti, ant kiek žmogaus gyvenimą ta tarnyba paskui gali paveikti. Ir čia labai daug kitokių faktorių. Čia nelabai. Aš suprantu, ką aš norėjau to pasakyti, bet žodžiu, aš girdėjau krūvą istorijų, kaip bičų psichika šauktinio tarnybą sulaužo. Ir kaip jie išeina tiesiog prispausti. Kaip čia, užminti. Tai grubiau pasakius, tiesiog kariuomenė jiems nupjauna galvą. Ir jie išeina ne sustiprėję, o kontūzyti. Tai karo net nėra, o bičai sunaikinami. Tai aš tarsi pradėjau kalbėti po kariuomenės. Pradėjau tos filmukus, bet mano situacija biškai kitokia. Aš jau iki kariuomenės nelabai žinau, ką čia šitam gyvenime daryti. Kariuomenė taip mane kirto iki paribių, kad čia nerašau, žodžiu, jeigu aš buvau ant ribos egzistencinės tarp dviejų pasaulių, realiai. Tai nežinau, kokią išvadą galima padaryti iš šito įrašo ir tikriausiai net nesiekiau kažką čia konkrečiai pasakyti, bet tiesiog norėjau atnaujinti, kaip matau šitą reikalą kariuomenės ir labai norėjau šį kartą pasidalinti dar ką šilčiausio prisimenu iš tarnybos.
Tai vienas tas prisiminimas dabar, tai va tas kariuomenės, žodžiu, ekspertizės gydytojas, va, apie kurį minėjau, kuris pastebėjo, kad likau paskutinis. Ir jam iš tiesų rūpėjo, kaip aš su savim elgiuosi, kaip ginu savo interesus, sakykime. Čia yra, kur tu iš tikrųjų save aukoji dėl kitų gėrio, bet yra kita situacija, kur tu savęs tiesiog neapgini. Tai va, jam iš tiesų rūpėjau. Ir kai mėtėm granatas, buvo toks labai saugus instruktorius. Ten ir saugus ne ta prasme, kad jis labai viską sužiūrėjo ten gerai, bet prie jo buvo saugu. Jis pasakė tik tiek, kiek reikėjo. Paklausė tik to, ko reikėjo, ir kai davė granatą, ją davė tvirta, stabilia ranka. Tai buvo patikimas judesys. Ir kai aš tą granatą tada išmečiau dar, jis mane savo didžiulę krūtinę prie mūrinės sienos prispaudė, kad nesugalvočiau iškišt nosis ir pažiūrėti, kaip ten tas granatas sprogsta. Tai aš ir neplanavau žiūrėti, kaip ta granatas sprogsta. Nedurnas aš ir galėjau tada tą akimirką pasijust įžeistas, kad čia manimi dabar mane pasitikė. Tarsi, bet iš tiesų tai pasijaučiau labai mylimas, labai saugus. Ir už tokias keletą panašių akimirkų galiu kariuomeniai ir padėkoti. Ir iš tiesų dėkoju. Prasme labai. Faina, bet negaliu dėkoti už tarnybą. Bet galiu pasimti šitus momentus ir bandyti su jais keliauti toliau. Tai katalikai čia prašiau, kad pasakytų, kad reikia už viską dėkoti. Ne tik katalikai tai pasakytų. Bet tą pačią dieną jie gali spjauti tau į veidą. Tai dėkingumo kiek yra, tiek ir yra. Žinau. Gyvenk tiesoje. Su savimi ir pasauliu. Ir kadangi pasiekiau 1100 žodžių, ir dar pridėjau savo čia turbūt kokius 500, tai laikas įrašą baigti, nes norėjau tilpti 1000 žodžių. Realiai tai čia 1200 beveik. Tai va, viskas. Pasakiau. Čia tikrai ne viską, bet tiek, kiek susirašė. Galbūt dar kartosiu, bet ką nors papildomą papasakosiu. Tai va. Čia parašiau tarsi, kad jeigu kiltų noras mane paremti, per mano turinį atgaivinau savo Patreoną, nes noriu namo. Patreono aš dar neatnaujinau, gal atnaujinsiu. Tai vat, jeigu kažkam kiltų noras durnas mane paremti. O vat, jeigu išdrįsti ko prašyti, kaip aš prašau namo, reiškia. Tai prašyti geriausių dalykų. Nežinau, nesuprantu. Aš vyksta tai va, apie kariuomenę padariau remasterit, dalyką remasterit. Iki 30 minučių, kai nustos fotikas filmuot, dar turiu 1,5 minutės, tai čia, jeigu kas nepagavo, ką tas remasterit reiškia, tai čia yra iš Spotify'us dalykas, ten kur remasterina visus failus. Aš nelabai ten jaučiu skirtumą tarp neremasterintų ir remasterintų, bet aš gal tuo iš viso nebe turėsiu Spotify'us, nes einu prie fizinės laikmenos ir visą muziką, kurios norėsiu klausytis, rašysiu į juostas. Ate.